Taip, tai gal pirmiausia pradėkime nuo pačio gėrimo pavadinimo, kokito, kas ispaniškai reiškia mažas kokosas. Na ir turbūt čia nebereikalo, nes vienaip ar kitaip kokosas yra naudojamas šiam kokteiliui, o tiksliau kokosų pienas. Toliau kalbant apie šio gėrimo atsiradimo istoriją, vėlgi nėra tiksliai aišku, kada, kaip, kokiom aplinkybėm atsirado šis kokteilis, o ypač kas jį galėjo pirmas sukurti. Na bet teoriškai bandoma aiškinti, jog galbūt kokito kokteilis jisai galėjo evoliucionuoti iš kito tokio tradicinio gėrimo eggnog, kurį dar kolonizacijos laikotarpiu į Puerto Riko salą atgabeno ispanai. Ir laikui bėgant, puertorikiečiai gamindami eggnog kokteilį pradėjo naudoti savo aromą, taip pat kokosų pieną, įvairius kitus tokius prieskonius ir panašiai, kas būtent galbūt ir evoliucionavosi į atskirą puertorikietišką tradicinį tokį kokteilį kokito. Taip pat kokito jisai išpopuliarėjo maždaug taip 20 amžiaus pradžioje, ypač tuo metu, kai į Puerto Riko salą buvo pristatytas kondensuotas pienas arba tas nesaldus tirštintas garintas pienas. Nes būtent arba tas, arba jie abu yra dažniausiai naudojami gaminant kokito kokteilį. Apskritai kalbant apie receptus, tai kokito kokteilio receptų yra daugybė. Galim sakyti, kiekviena šeima Puerto Rike turi savo atskirą receptą su kažkokiu tai vienu ar kitu slaptu ingredientu. Ir taip tie receptai, galim sakyti, tai perdodami iš kartos į kartą.